Labas vakaras. Dabar noriu nufotografuoti savo du katiniukus. Katinėliai mano. Vienas baltas su juodais, kitas rainas. Va. Tas toks buinesnis, biški gražesnis, tas biški paliegęs. Tokios jau natūros. Čia jau buvo krūmas kadagis, bet pradėjo džiūti ir iškirto biški per daug. O, nebenori fotografuotis katinėlį. Nubėga, tas nieko, tas drąsesnis. Tas ir kambarį pabūna kambarį žiemą. Tik išvaryt daugiau nebegali iš kambario. Jau nagus atstato ir jau nebepagausi. Nebeišeina, nesileidžia glaustomas. Tokie labiau laukiniai. Anas išvis baikštus buvo. Buvo daug tų katinų, bet dabar jau sumažėja. Paseno, išsilakstė kažkur. Perkam pastoviai pašaras katėms. Tai va. Graži labai diena. Graži diena. Ir visur pievos geltonom pienėm. Pražydusios pievos geltonom pienėm. Nenaudoju aš jų tų pienių, nežinau, tų žolių. Nelabai naudoju. Va, katiniukas išeina į žydintį sodą. Žydintis sodas pas mane. Slyvų labai daug. Labai daug slyvų. Žydi slyvos. Prisiviriau daug uogienės. Anksčiau ir dabar dar turiu labai daug. Buvo metai, pernai nebuvo. Mažiau buvo. Šiemet labai žydi. Dar pakol kas nenušalo žiedai slyvų. Daugybė pilna soda slyvų. Žiedėliai. Yra ir obelis. Ten obelis tik tai senos jau. Ten žeminiai obuoliai. Yra saldinių obuolių, pilnos pievos, pienių laukas. Pienių laukas. Tiek pienių. Šita obelis saldinių, skani irgi sena jau. Jau kartais nudžiūsta. Tie šakos, bet labai skanus obuoliai saldiniai, tokie dideli. Ten raudonais, rūžavais žiedėliais obelis. Čia jau tokie rūžavi, raudoni obuoliukai būna. Tokie kieti, nelabai minkšti. Tai mano sodas. Pienių kiek daugybė priaugo. Ačiū už dėmesį. Yra ir vyšnių tenai toliau. Ir vyšnių kokiais metais labai daug buvo vyšnių, bet pernai nebuvo, bet jau anksčiau būdavo labai daug vyšnių. Prisivyrinus buvau vyšnių dar prieš 5 metus ir dar turiu tos uogienės. Nelabai kas valgo. Kriaušė ten toliau. Ačiū už dėmesį.